Labą dieną visiems. Šiandien, kaip ir matote, esame tierliste. Pagaliau, po tiek laiko aš ir vėl čia grįžau. Jo, tai kas matėt, kas nematėt, tierlistų video truputį buvo sustoję. Paskutinis buvo prieš mėnesį. Ir kodėl taip nutiko, tai yra, kad man pritrūko idėjų. Jo, aš mėgstu daryti gan lietuviškus tokius tierlistus, maistas, gėrimai, realiai, taip toliau. Ir realiai pritrūko idėjų. Tipo, nebežinau ką kur. Nebežinojau, kokius tierlistus man reikia daryti. Bet man jūs įdomu daryti. Ir manau, jums įdomu žiūrėti. Tai, tipo, tai buvo sent, kad neturiu ką kurti. Bet šiandien grįžau pagaliau vėl su tierlistu. Kaip matote, prieš mumis yra dribsniai, sausi pusryčiai. Nežinau, kaip jūs jas vadinat, bet tai yra dribsniai, pusryčiai. Nežinau. Ir iš karto pasakau, jeigu turit kažkokių idėjų, būtent tierlisto, ką galėčiau sukurti, rašykit viską apačioj, viską galiu įgyvendinti. Man labai reikia jūsų idėjų. Na taip, o šiandien turim sausus pusryčius, jų nėra daug, tai galėsim daugiau aptarti maždaug. Jo, vadinasi lietuviškai dribsniai tierlist maker. Aha, taigi, pirmas yra pienas, antras yra dribsniai ir... Aš taip sutinku su šito žmogum. Pirma dedasi pienas, po to dribsniai. Čia yra gan controversial toks dalykas. Daug kas nesutinka, kad pirmą reikia pieną pilti, o po to dribsnius. Prisimenu, kažkada savo Discord serverį dariau apklausą, beje, kas nesate Discord'e, prisijunkit. Tai rezultatai buvo, tokie, kokie ir tikėjaus, bet čia mane kinda nustebino, kad kūrėjas parašė pienas ir dribsniai. Taip, tai yra teisinga. Būtent aš irgi dedu pirmą pieną, po to dribsnius. Ką žinau, nuo vaikystės taip pripratau, galiu dėti ir kitaip, bet kažkaip geriau šitaip. Parašykit, kaip jums geriau. Ar čia bus drama ar nebus dramas? Na gerai, užteks kalbos. Mes turime 5 laukelius, tai yra God tier, po to geri, pakartosim, meh, ačiū, nebanuoru ir nebandyti. Tai, manau, man tinka, nėra per daug, 5, realiai 4 tik, čia nebandyti. Bet manau tiks, jeigu pritrūksim, pridėsim. Gerai, tai pradedam mūsų tierlistą su pirmoje vietoje esančiais dribsniais 3 draugai. Ir man patys pirmi jaučiai gyvenimo pusryčiai, sausi pusryčiai buvo 3 draugai. Mes jų visada turėdavom, visada prisimenu, turėdavom šitų dribsnių. Visada. Tai man vien dėl to jie yra God tier. Labai faini prisiminimai, gryna vaikystė, paskutinį kartą valgiau, o dieve, nežinau, kada prieš 10 metų, bet manau, jie nepasikeitė. Jeigu vis dar yra prekybai, vadinasi, jie nepasikeitė ir jie tokie patys, man tai yra žiauri skanu ir ką žinau. Šiaip reikėjo prieš tai paminėti, manau, kad aš šiaip sausius pusryčius ne per dažniausiai valgau, dabar vaikystė čia dažniausiai valgydavau, o dabar retokai, bet šiaip man žiauriai patinka, labai patinka. Tai jo, toks komentaras. Gerai, turime šitos, man irgi atrodo, kad čia yra oho, tai čia tokie rutuliukai, ar tie tokie kriauklytės, aš not sure, bet šokoladiniai. Man patinka, bet jie labai greitai sutešta, kaip čia pasakyti, piene pabūna ir tada jų nebelieka ir tas skonis dingsta. Geras pliusas yra su šokoladiniais dribsniais, kad tas pienas po to palieka šokoladinis, bet patys dribsniai, jeigu žinot, ta prasme subliūkšta ir tokie būna popieriniai. Tai vien dėl to dėsiu į geri, bet pakartosiu. Nežinau, kažkokią tokią nuomonę. Manau, žinot, apie ką aš kalbu. Ok, turime po to kviečius, man žiauriai patinka kviečiai, čia irgi oho brandas, bet labai geri, iškart God tier. Nežinau, žiauriai skanu. Žinau, kad daugam nepatinka šitie būtent, medaus skonio kinda, bet man žiauriai geri. Ir po to eina irgi tokie kaip kviečiai, medaus skonio, bet tokie apvalūs. Jo, tokie apvalūs irgi medaus skonio, bet truputį mažiau to skonio, bent jau man būna. Tai vien dėl to dėsim geriau pakartosim. Ką žinau, nesilygino su tais. Po to Choco Balls. Šitie labai geri. Tipo, jo, čia irgi šokoladiniai, bet čia rutuliukai. Visai kitaip ta forma, viskas priklauso. Ta prasme, čia yra God tier. Tikrai. Po to kažkokie natur ir irgi oho.
Man reikia prisartinti. Ok, prisartinau, bet vis tiek nelabai supratau, nesu tokių valgius. Atrodė, kad irgi apvalus, kaip šitie labai panašus, bet nesu ragavus. Tikrai nesu ragavus, neįsivaizduoju ir labai keista, kad oho, daro kažkokius tipo sveikesnius. Nežinau kas čia. Nesu net mačius tokių, tai nebandyti. Taigi, po to turime ciniminį, o dieve, šitie, nerealiai geri, nerealiai, žiauriai gerai, aukščiau top tier, aukščiau visko. Man belekai patinka, jie yra žiauriai brangus, bet tokie geri, irgi sutešta, jeigu per ilgai piene palaikai, bet tas pienas toks cinamoninis tampa ir šiaip žiauriai skan. Aš juos pačius vienus valgydavau, man nupirkdavo ir aš pati šius vienus valgydavau be pieno, be nieko, tiesiog. Kitus tai, retai pačius vienus, bet ciniminį žiauriai dažnai pačius vienus. Ok, po to turime ryžius. Ryžiai man tokie šitie keisti. Tokie labai maži ir tokie keisti. Vien dėl to į mech dedu jaučiu. Nežinau. Tipo, reikia vertinti labai atsargiai, žinai. Negaliu viską dėti į gerus tiersus, reikia, kad kažkas būtų ir žemiau. Tai šitie ryžiai man yra, tikrai žemiau visko. Ką žinau, maži, ne per daug skonio, greit sutešta. Po to turime Happy Rings. Čia irgi, oho, realiai visi čipsai, sausi pusryčiai vos ne, oho. Šitie yra karameliniai, man atrodo, tokie, geri visai. Jo, aš retai toks valgydavau, bet kaip prisimenu, visai nieko. Toliau turime kaip ir tokius, tik tais Nesquik. Ką žinau, tipo brandas geresnis, brangesnė, dėžutė ta wow, kažkokia prabangesnė. Bet nežinau, ar jie kažkas skirdavas nuo šitų. Tipo, būkim sąžiningi, ar jie kažkas skiriasi, nežinau. Skanu, ką žinau, gerai, normaliai, bet nėra, kad žiauriai gerai. Šitos paduškytės, o dieve. Dievinu. Čia yra šokoladiniai dribsniai ir viduj dar su tuo, kaip pavadinti, kremu, čiamu, nežinau. Bet viduj valgai, kramtai ir jų nereikia daug, svarbiausia. Iš šaukšto gali vieną įdėti ir pieną ir tada valgai ir užtenka. Jūs žinote, apie ką aš kalbu. Ta prasme, žiauriai skanus, irgi oho, bet vieni geresnių. Toliau turime irgi tos lenktus kriauklytės, kaip ir, lygiai tas pats, kas tas. Tai irgi, ką žinau, ta pati nuomonė, man nesiskiria tie brandai, tai Fruity Froops, čia kaip Fruity Loops, ar kaip tie amerikietiški dalykai, jo. Jie neblogi, ką žinau, nėra, kad kažkas wow, fainai, kad tos spalvos skirtingas, bet jos nėra kažkokių skirtingų skonių, kad ten tipo skiriasi skoniai, nepasakyčiau, kad labai, tai geri, pakartosim. Cornflakes šitie, šiaip skanu, bet nežinau, lyginant su visais irgi dedam geri, pakartosim. Priklauso, kiek saldu šitie būna. Čia Nestlé, dar tie brangesni, tipo, geri, ką žinau. Ok, šitie Sweet Wheels irgi panašus kaip šitas, realiai same shit, bent jau man atrodo. Ok, čia irgi Fruit Loops, apie ką aš kalbėjau, lygiai tas pats, kas tas, tipo, jo, šitie prabangesni, bet vis tiek, jūs vienodė. Po to šitie Cheerios irgi jie panašus kaip šitie. Jo, man atrodo, jie visi vos nevienodi. Šitie ir šitie, grinai tas pats. Po to kažkokie Cookie Rings. Realiai nesuragavus ir labai gaila, nes atrodo labai įdomiai. Atrodo iš tokių naujesnių, o aš naujesnių dribsnių nelabai esu valgęs. Ir čia atrodo kaip Oreo kažkokia būtų. Tai šiaip žiauriai skaniai atrodo, labai gaila, kad nesu valgius. Jaučiu būtų tarp pirmo ir antrą. Galbūt net pirmo, bet nesu valgius, tai labai gaila. Toliau turime šituos irgi prabangesnį, bet man jie labai patikdavo, kaip prisimenu. Ir tokie kitokie, vienintelį rinkui, man atrodo, tokias kaip sausainiukai, tipo su šokoladuku biški. Jo, tokie kaip sausainiai maži, labai faini, man patikdavo ją. Toliau vėl kviečiai, tai palačiau buvo, žiūrėkit.
Jo, jie jau buvo. Ir man atrodo, čia dar kažkas buvo. Jo, tavo draugas. Tavo 3 draugai, what the fuck, nebemanu kalbėti. Bet jo, čia mažas pakelis, čia didelis, tai nežinau, kodėl jie taip daro. Aš gal net nedėsiu, žinai? Aš gal net nedėsiu. Tiesiog paliksiu juos 2 čia, kad man nemaišytų. Kad nebūtų čia kažkas fake. Toliau turime šituos irgi tokie prabangesni, bet... nepasakyčiau, kad kažkas wow. Gal dėsiu mech. Jo, jaučiu dėsiu mech. Nu, nežinau, nieko įspūdingo. Kažkaip nesužavėjo manie. Aha, turime Lion. Šitie labai geri, man šitie patikdavo. Irgi tokie prabangesni, bet... žiauri geri. Retai valgydavau, bet visi va šitie... Nu, blemba, jie visi tokie geri. Nu, tikrai geri. Šitie buvo pamiršti. Jo, kakaviniai ir karameliniai ir miksas. Šiauri gerai, labai gerai. Realiai neprisimenu, kada paskutinį kartą net mačiau šituos. Nu, bet labai skanus, kiek prisimenu. Ypač tie karameliniai, kažkodėl man labai patikdavo. Ok, tai čia irgi tie ryžiai, man atrodo, jeigu aš neklystu, tai, nu, aš ryžių nelabai mėgėja, kaip jau matėte iš šito. Aišku, čia geresnis brandas tipo, bet nelabai. Ok, tai čia vėl kažkokie cookie pillows, čia cookie rings. Ai, čia buvo tiesiog tie valus tokie, o čia paduškytės, blemba, nesuragavus. Ir žiauriai gaila, nes atrodo žiauriai skaniai, kažkaip kaip oreo, o aš dievinu oreo. Bet nesu mačius, nesuragavus, tai labai sėda. Toliau turime šituos cinamoninius, irgi labai senai mačiau ir valgiau, bet man patikdavo. Čia panašus kaip cinimini, nu ne tas pats, bet yra panašumo. Tai šiaip žiauriai patikdavo. Jo, labai labai faini. Blemba, kiek daug realiai, oho, šitų. Net negalvau, kad jie pagrindai ir kūrė sausus dripsnius. Kažkaip nedaėjo, bet wow. Irgi, oho, bet kažkoks prabangesnis atrodo Marshmallows Beach Party. Nesu mačius. Man atrodo, šitie naujesni, ne? Nu, pavyzdžiui, 3 draugai kviečiai tai senienos, bet šitie atrodo nauji. Aš šiaip nežinau. Bet nesu mačius. Čia tipo paprasti apvalūs, bet su kažkokiais zefyrais. Jau čia įdomu būtų visai valgyti su zefyrais. Tipo keista, bet gal visai nieko. Nežinau, nesu bandžius. Po to šitie čoko, šitie labai geri. Oi, blemba, tikrai ne čia. Šitie nusipelna čia būt. Man labai patikdavo. Cornflakes, tai čia lygiai tas pats, kas šitas. Lygiai tas pats, matau, šitas tiesiog dedu į galą, kad man netrukdytų. Po to vėl paduškytės dino, tai čia labai panašu kaip šitieva. Labai panašu, vos ne tas pats, ką žinau, top tier draugelį. Po to vėl Cheerios apvalus, ar jų nebuvo, gal ir ne, va šitie va. Nu, man atrodo lygiai tas pats, ai čia oat, tipo oat sveikesnė, man atrodo, šitie saldesnė, jeigu taip manau, bet jeigu mažiau cukraus, iškart dedu į mech, nes man nepatinka be cukraus, kur būna, nu kažkaip ne vaibas, ne. Caramel wheat, šitie labai skanus, nu, tikrai skanus, karameliniai, kviečiai, o Jėzu. Aš realiai dabar žiauriai užsinorėjau sausų pusryčių. Ir aš turiu jų. Ir aš man atrodo, kad turiu paprastų šitų. Ir aš tikrai turiu kviečių. Ir viskas, man atrodo. Tokių 2 ir turiu. Bet jie jau ten kokį pusę metų stovi, tai... šitas paduškytės irgi žiauriai geras. Tas pats, kas tas, tiesiog truputį skiriasi. Man atrodo, šitas su vanila, šitas su šokoladu, jeigu neklystu. Bet abu labai geri. Čia kažkoks prabangus ir kažkoks sveikas labai atrodo, tai nelabai man patinka. Aš nieko nedėsiu, ačiū, nebenoriu. Man nėra šlikščių pusryčio. Bet šitie man sveikuoliški nelabai. Ir vėl kažkoks marshmallows, bet dabar Sea Party. Čia buvo Beach Party, o čia Sea Party. Neįsivaizduoju, ko jie skiriasi. Žiauriai norėčiau paragauti. Čia šokoladiniai. Tai čia šitie, o čia šokoladiniai. Bet nesu ragavus ir labai sen, mane tai liūdino. Kodėl mane tai liūdino? Ok, po to vėl matau kažkokie Rice Krispies.
kažkokie ryžiai, bet kažkokie balti. Tai, nu, nesu honest ragavus šitokių, bet kažkodėl neskamba gerai, nemanau, kad būtų geri. Kažkaip manau, kad eitų kartu į mech, bet nesuragavus, tai būkim sąžiningi. Toliau vėl šitos krūklelės, nežinau kaip jas pavadinti, ir kažkokia Nestlé, jo... nelabai, nu, tipo, geri pakartosim, bet man tos paduškytės, nu va, 3 vienodos, nu, tiesiog, ką žinau, nežinau. Paduškytės Lion, o Jėzu, kaip gerai, labai gerai, su džemu viduje, kremu, džemu, nu, nežinau, bet labai geri. Gal kokį vieną kartą valgiau gyvenime, bet, nu, žiauriai patiko. Po to turim kažkokį crunch, ką matau. Nematau brendo, nieko neįmatau. Atrodo kažkoks sveikesnis, bet realiai nesuragavus, nežinau kas čia. Atrodo kaip granola, bet aš neįmatau. Nu bet jo, nesuragavus. Gal visai ir nieko būtų. Ką žinau? Nesquik pagalvėlės. Irgi tobula. Nu, aš žiauriai dievinu tas pagalvėlės. Man realiai mėgstamiausi jaučia šitie. Nu, kur pagalvėlės. Nu, bet jie brangesni būna, tada reikia kviečius valgyti arba šituos. Gerai, irgi pagalvėlės, bet Kellogg's. Aš net Kellogg's nesu mačius Lietuvoje. Ar jų yra Lietuvoje? Bet čia lietuviški dribsniai. Kodėl aš nesu mačius iš viso jų? Nu, blemba, šitos tai esu valgius. Ai, nežinau, bet šitų nesu mačius, nesu valgius, tai dedu jų nebandyti. Reese Puffs. Man šiaip patinka Reese's. Nu, tipo ten daug to... Kaip jis vadinas? Riešutų sviestas. Riešutų sviestas yra Reese's, tie šokoladukai. Ir čia kažkokie sausi pusryčiai su jais. Eina savo. Nesuragavus, nesu mačius. Atrodo labai amerikietiškai, bet labai gaila. Labai įdomu, koks būtų skonis. Ta prasme, wow. Nesu net pagalvojus, kad riešutų sviestas, pienas ir kartu. Wow. Oreo. Jo, tai šitos esu valgius kažkada, bet žiauriai senai ir gal vieną kartą. Jie buvo geri, bet nebuvo kažkas labai įspūdingo. Nebuvo per daug to skonio, kurio tikėjaus. Tai... Ir paskutinis, ką turim, tai irgi Kellogg's, cornflakes. Šitie, man atrodo, iš viso nesaldinti. Gal aš klystu, čia gaidys nupieštas. Bet irgi dedu į mech. Čia panašiai kaip šitie, man atrodo, jeigu neklystu. Šitie va. Jo, ką žinau. Ir taip, liko 3 šitie, bet šituos mes jau reitinom. Šitie va čia, o šitas čia. Tiesiog nedėsiu, nu, nes kartosis kaip dublikatai kažkokie. Tai nereikia, paliksim kaip yra. Mūsų terlistas atrodo šitaip, jau baigtas. Labai greitai, sakyčiau. Nu ja, nes nebuvo per daug. Aišku, manau, dar yra labai daug tų sausų pusryčių, bet čia tiesiog ne visi sudėti. Jo, realiai daug nesuragavus, nu, bet kažkaip nesistebiu, nes atrodo naujesni ir prabangesni kažkokie. Tai jo, pakomentuokit, ką jūs manot, ką būtume dėję kitaip, ar esat ragavę šituos, ar jums jie patinka. Taip pat, kokius galėčiau kitokius terlistus sukurti, ar jums jie iš viso įdomus yra. Tai jo, lauksiu visokių komentarų. O šiandien buvo toks greitas, visai trumpas video, bet tikiuosi jums patiko. Ačiū visiems labai, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame video. Iki!